Užšalęs vanduo. Dar aš pažiūrėsiu. Ir dar ne ką pažiūrėsiu. Kaip gerai. Žiūrėsim, ką jau šiandien. Dabar netoli sakau, mikrofoną toli laikau, negirdit mane. Dabar bandysiu, matot, žvejoti vis dar neužšalusiame ežere. Ir klausimas, kaip čia man seksis, nes čia šitame ežere aš nelabai sekasi iš tikrųjų šitame ežere. Nu, žodžiu, dažnai aš jeigu atvažiuoju, žirkinius masalus naudoju. Tai gal dažniausiai ta klaida ir būdavo mano. Na, bet jau šį kartą tikrai bandysiu tvičinginius masalus šitame ežere. Nesakysiu tiesiai šviesiai, koks tas ežeras, bet duodu jų mintį, kad čia yra problemų man su tais pagavimais. Tai vėliau biškį papasakosiu daugiau, kaip čia kas vyks. Dabar viską išsipakuosiu ir plauksiu į užvejį kur nors, nes vėjas šiaip stiprus yra ant ribos, netgi sakyčiau, nes klausimų kyla ar važiuot ar nevažiuot, bet tas ežeras yra ir su tokiu užvėju, tai aš ramiai kampe atsistosiu ir pradėsiu žvejoti. Jau mes valtyje. Dabar čia tuoj, kol plauksiu, susitvarkysiu maždaug ir plaukiam kur nors į užvėjį, nes vėjas pakankamai stiprus, gal kiek ir šaltokas. Ir pradėsim žvejoti. Kaip ir sakiau, čia yra vieta, kur nelabai kas pavyksta pažvejoti, bet ieškojau kokio komforto labiau, kad eitų pažvejoti. Tai kaip matau, to komforto tikrai bus, nes nepučia vėjas skersai, tai yra išilgai ežero. Ir aš čia dar noriu pabrėžti, kad čia žvejodavau su džerkiniais masalais dažniau, bet kažkodėl man nelabai pasisekdavo su tais džerkais. Taip, esu pagavęs. Greičiai nenoriu sakyti, kas ten per ežeras, kas čia per ežeras. Nu, čia žinot. Tai ne džerkai, o tvičinginiai masalai bus. Nežinau, galvoju, rūdrą dėsiu, ne rūdrą. Rūdra šiaip mano asmeniškai yra pats saugiausias variantas. Ir žiūrėsiu. Pats saugiausias rūdra ir dabar ką paskutinį kartą, kaip matėt, ką žvejavau, tai su orbitu rūdra. Rūdra dar, prieš tai dar vienas video buvo. Ešerys užkibęs buvo. Tai rūdra ir orbitas, nu ir dar rangeris. Irgi neblogas. Gerai, skubam plaukiam šit kur nors į užvėjį, nes reikia slėptis nuo to vėjo. Jo, gerai plaukiam. Na gal čia ne itin geras užvėjis, bet bangikių nėra. Nu bet užvėjis vis tiek kažkoks. Tai liuks. Čia ir bandysiu, pradėsiu kur man patogiausia yra. Tai va dabar, kol čia pakojas, noriu pasakyti, aš niekada nežiūriu konkrečių vietų. Man tiesiog žvejot patinka, tai tie būdai, su kuriais aš žvejoju, jie tiesiog man teikia džiaugsmą. Ir taip toliau. Nu kągi, dabar vėl žiūrėsim kokius masalus. Kadangi čia mes esam prie tokio didesnio šlaito. Nu dabar neapmąsčiau, ką čia reikėtų užsidėti.
Na, aišku, rangerių pradžiai įdėsiu dabar. Prie to šlaito, čia prie to krantą. Gerai tada. Tada ieškom kokios nors spalvos. Šalta. Norėčiau dėti šaltą ir spalvą tokią. Nu va. Okei. Kaip ir prognozuota. Nieko. Tuščia, ramu. Kažkaip liūdna. Reik bandyti kažkokią kitą spalvą. Bet man atrodo, aš to rangerį nepaliksiu ir dar bandysiu kitą spalvą. Nu jau tokia ryškala. Mes negalim taip greitai pasiduoti. Laiko yra. Galim pažvejoti dar. Spalvytę pakeičiu. Pažiūrėsim. Šį kartą gal bus ant jos. Ką reikia? Mačiau buvo. Mačiau atsikeli lydeka. Pagaliau radau, kur jas galima ieškoti. Dabar jau žinau, kur reikia jų ieškoti. Ir tiesą sakant, man atrodo, aš radau. Nes visur taip banaliai atrodo, nei tų žulių nesimato, nu tai nežinai, kur žvejoti iš tikrųjų. Kaip tyčia va tą vietą buvau prašokęs, kur turėčiau bandyti lydekų gaudyti. Bet parėjo iš bendro vaizdo, tai pasirodė, kai jau legali turėjo būti. Kaip matot dabar su tuo masalu, su tuo rūdra stipriai dirbu. Bet vat ir atkreipė dėmesį lydeka į šį mano darbą. Nu da, pabandysiu toliau su juo žvejoti, o paskiau galvosiu, ką nors pakeisti į orbitą, nes čia šiaip labai daug žolių yra. Va, ir ten žolis yra. Aš jums sakau. Čia ir mano žvejyba turėtų būti šitam plote. Visgi dėsiu aš tą orbitą. Ir gal pagaliau pasisveikinsim su pirma lydeka. Nors ir tikimybė, kad pagauti yra tikrai išaugo iš po to tokio atsekimo. Bet aš jau masalą buvau ištraukęs, tai ta lydeka tiesiog kaip torpeda greitai pasirodė ir dinga. Nu ką, viskas. Vėl į vėją įplaukiau ir problemų maišas gaunasi. 2 tokius sekimus mačiau, vieną labai aiškiai nufilmavau. Tai pats irgi net sustingau, reikėjo kažką daryti, gal dar būtų pati lydeka dar paėmusi tą masalą. Nu, nes taip sustingau. Lydeka irgi biškį taip pristingo šiek tiek. Ir lydeka taip gražiai nusisuka ir nuplaukė, kur jai vieta. Tai viskas tom ir pasakyta, kad ir aktyvumas gal ir nėra toks jų, bet aš manyčiau masalą pasirinkimas, gal ne orbita, gal vat ant tos rūdros ir būtų paėmę, nes taip staigiai parplaukė. Aš jau tą voblį ištraukęs, bet jį iš toli matyti jau buvo
nusižiūrėjus tą masalą. Na, čia gali spėlioti, gali kaip nori. Aš kažkaip sakau, va, tas ežeras dabar, kur esu, man yra labai sudėtinga žvejoti. Tai dabar kažkaip mintis kyla, kad vat, geriau va, ten, kur, pavyzdžiui, tas kibimas buvo visam šitam plote tenai, būtų geriau buvo su džerkiniu masalu, jisai didelis, jisai vilioja iš giliau, kadangi tas masalas didesnis, jį lengviau pamatyti. Bet to, sakykime, tos mažesnės lydekas, vos legalios ar nelegalios, tai gali ir neužkibti. Tai su džerkais, manau, tuoj pradėsim judėti. Čia dabar baigiu su tais tučinginiais masalais. Na, o šiandien tiek, ačiū, kad žiūrit kol kas ir nepabėkit. Pažiūrim, ką šiandieną aš darysiu. Arba pradėkim nuo šito masalo. Kažkas prisimenat, kas matėt, žiūrėjot, lydeka buvo nukandusi šį masalą. tą visą mano monofilamentinį pavadėlį ir turėjau dar vieną tokį natūralią spalvą, tokią raudelę, užsidėjau ir iš pirmo metimo aš jai atkiršiau. Greičiausiai, kad ten ta pati ir buvo lydeka. Tai va, vėl dabar turiu šį masalą. Valiau! Ir dabar dar ką noriu parodyti, tai šiandieną bandysiu naujieną. Tai va šitokis masalas Scout Jerkbait. Žodžiu, jis atitinka mano reikalavimus, gal sakyčiau. Mano skonio oberis. Tai čia jisai labiau tam tokiam džerkinimui, tampimui tinkantis masalas yra. Nu ir žiūrėsim čia, kas gausi su juo. Lekabrai kokie, Ui. Žiedelis yra, o man žiedelį reikia nusimti. Nusimsiu žiedelį, jeigu eis. Klausimas dar, ar eis man su juo dirbti. Tai va šiandien dirbsiu būtent su šiuo masalu. Na, nusėmiau, paskui pradėjau filmuoti. Nu, su repliam, žodžiu, išsėmat. Dabar reikia pažiūrėti, ar tikrai buvo verta nusimti man šitą žiedelį. Aha. Oho, gražu, labai gražu. Bet matot, biškį užsiriečia tas wobleris taip. Bet jie eina labai, tai yra eina ir paviršiais pratrauk šį masalą. Bet vat karabinas reikalingas, tai yra ne karabinas, o žiedelis. Matot, sukrypuoja jisai taip, nes užsilaužė nuo karabino. Žiedelis, kad bent jau būtų šiek tiek platesnis, būtų problemų mažiau. Nu ir susimala viskas. Gaunasi nesąmonė. Užmoviau žiedelį. Na, žiūrėsim dabar, kaip dirbsis. Ar geriau bus. Turėtų būti geriau. Neturi jokių užsilaužimų. Randa laisvai kur vaikščioti. Na, ir dabar pabandau. Turėtų būti gerai dabar. O, be jokių trūkumų kol kas. O. Super dabar jau. Žiedelį uždėjom, viskas susitvarkė. Na ir ką, šitaip žvejosim tada. Pažiūrėsim, kas čia pavyks pagauti, nepavyks. Iš tikrųjų labai gražiai dirba masalas. Plačiai dirba. Na, bet lyginti su Basti Jerku, jo toks veikimas šiek tiek kitoks, kaip ir jo forma.
šiek tiek kitokia. Bet vat jį galima va grinai ir praviršiais, va, matot, pratraukti. Toliau numesiu biškelę. O, dirbi. Ir šalia paviršiaus. Nu čia tai super bus aparatas. Ir sekliai, ir giliau bus galima, nes šiaip skęsta jisai gan greitai. Taip, pažiūrėkit. Ir dar krentant, dar jisai tokį judesį turi, kai skęsta. Na va. Pradėsim žvejoti dabar. Viskas, palinkėkit man sėkmės. Netikiu, kad yra. Netikiu, žinokit. Negali būti, tikrai yra kažkas. Bet yra. Bet vasikibas ir atsikabina. Eik tu savo geras. Va. Vieną turėjom. Yes. Kai kelmstu, taip makt padarė tokį. Ir jokia smūgė absoliučiai nebuvo. Nu super, tu wobleris turbūt būsi man. Aš ką galiu tau pasakyti. Kažkodėl nuo būgnelio mazgas, ar ten nusitrynė, ar išsilydo. Kas čia yra? Ant būgnelio, prilaikau būgnelio. Valas tiesiog išsilysta iš būgnelio. Būgnelis nesisuka, valas sukasi. Reikia viską išviniuoti ir... Kas čia yra? Nieko čia nėra. Nes būna būgnelis suskylęs. Tai reikia man susukti valą taip, kad šiek tiek įtemptų jį. Nu, bet tai niekada tokių problemų nebūdavo ir net nepagalvodavo apie tai niekada. Vat prisidarbau. Nu nieko, pabiškį suksim. Susuksim kaip nors gal. Stipriai. Arba reikia kažką užlipyti ant būgnelę, kad prispaustų jį tvirčiau. O, iš karto jaučiasi tvirtai, kad kabinasi. Pradžią reikėjo stipriau visada man susukti. Dėl to tokia problema ir yra. Biškai pasuksim, problem bus solved. Dabar, pavyzdžiui, patraukim. Va dabar jau veikia ritės stabdžiai, nesisuka. Nu vat šaltis yra šaltis. Ir kažkaip atsiranda tas laisvumas. Geras kibinas. Bet prašovė pro šalį. Bet reaguoja lydekos labai silpnai. Nugi vėl negi. Pro šalį šovė. Aš negaliu patikėti, kad čia vėl buvo kibinas. Nepaima tas lydekos visiškai. Kas jom yra? Ką daryti? Kas šitas? Bet toks galingas buvo išlindęs verpetas, toks netgi garsas buvo. Aš apakęs.
O antras iki jau nebenori imt, nes velnias, kurį dabar nuplaukus. Yra didelė. Matot? Eik, tu geras, koks didelis buvo. O virpetai net išlindo. Seka, bet neim lydekas. Čia gražuoti buvo visai. O čia jau 3 kilai, mažiausiai 4, 5 gal net kilai. Čia gražu buvo. Bet matė kitokį pratraukimą padariau. Tokia agresyvė. Ir ta agresija matyt suveikia. Vėl. Dar vienas iki buvo atsekusi. Dar petą iškilo. Kaip įdomiai. Nu kada įrodys. Geras. Čia dabar biškį permaina tokia oro. Biškelį taip. Lietutis toks, ne lietutis, bet taip pakrapnavo. Šiek tiek tas oras biškį tamsesnis pasidarė. Bet grinai atrodo užkoliamas toks. Yra. Vėl. Trečias sykį. Tu savo geras. Tai mūsų žvejyba tokia gavosi šiandien. Pagavom nieką ir kas čia su ta lydeka darėsi, tai kaip matėt, 3 sykius bandė imti ir nepaėmė. Tai ne naujiena man, tokie kibimai yra. Bet kai 3 sykius ėmė iš eilės, taip atsargiai, net neėmė, tiesiog sekė. Tai man čia yra įdomi patirtis. Tas kelias žvejybas dabar žvejavau, pirmą žvejybą su twitchingu. Tai irgi, kaip matėte, irgi tas toks atsiekimas, toksai lėtas nuplaukimas. Tai čia 3 sykius, bet tik tai ant džerkinio masalo ir labai keisti tie tokios elgsenos. Taip, iš tikrųjų, dažnokai pasitaiko tokių variantų, nes būna, pavyzdžiui, kad ir atseka tą lydeka 1 sykį, bet 2 sykį ne. O čia 3 sykius. Tai noriu pasakyti, ir tų kibimų tokių būdavo, tokių bupt. Būna ir bupt smūgių. Bet čia netgi 3 sykius bandė ir iš tų 3 sykių nei 1 sykį nepaėmė. Nu, čia bet kokiu atveju jūs nelabai čia ką ir padarysit su tuo, su ta lydeka. Gali masalus kaitaliuot, bet irgi ar suveiks, nelabai žinokit. Ir kaip matėte, buvau išsidėjęs be to didelio žiedelio. Tai su tokiu karabinu neina išdirbti, nes tiesiog užlaužė šitą visą woblerį ir sugadina darbą. Tai užsidėjau žiedelį, bet aš su pirštu mokėdavau šitą karabiną, bet apie tai gal kada jum ir papasakosiu. Tai čia dabar esmė tame, kad mums reikalingas buvo žiedelis, kad netrikdyti masalo darbo. Nu, dar nepasakiau apie pirštinės, tai Aleskan pirštinės šiltas, bet taip kaip, pavyzdžiui, aš pasiėmęs meškerę esu, va šitaip, tai vis tiek tas vanduo bėga man ant rankos, tai, sukušiavau čia, tai vis tiek vanduo bėga, kad ir per pirštinę, nes aš jeigu pasiėmu ritę va šitaip,
tai vis tiek šiek tiek rankas šąla. Bet galima pasimti šitaip. Tada tikrai nešals, nu nebent tas pirščiukas. Bet čia žinokit, jau storiau nelabai ką ir galima, nes skaitykit, jau paimti jau šitam bus jau nelabai patogu. Tas gaidukas matot yra, taip apžergti jį bus sunkiau. Žodžiu, komfortas mažės tik tai. Geros pirštinės, nes palyginus dar čia pradėjau ant kokio -1 laipsnio šalčio ar pusę, žodžiu, minusiuks kažkoks buvo minimalus. Tai užtenka. Biškį pamėtot, biškį palisit, rankos gan greitai apšyla ir galima toliau žvejoti. Tai vat, geros pirštinės visai. Susimatysim kituose video epizoduose. Tai iki.